Taigi, reiškia, etikos sargai Danijoje yra inspektuojami kaip ir Nuheden žinios. Kaip jie gali mano tapatybę klastoti, tai ta žmona, aš niekada už ją netikėjau. Kaip jie gali pažiūrėti ir inspektuoti iš esmės, kas yra teisėta kitos valstybės įvykiuose. Jeigu tame turi teisę, Belgijos teisė, ar tai tiesa ar netiesa, o ne šliurės, reiškia sunaikinimo pabaisa ant teisingumo 10, biški taip, žinai, grinai apsimeluoti, kad kas yra verkiama, šaukiama, griežiama dantim, jiem atrodo, tai čia žemesnė kasta. Aš praktiškai atsisakiau Margaritos santuokų ir jos motinystės, monarchijos. Jis mane bandžiusi sulyginti su žeme. Taipogi, žinok, Danija yra auksas. Nieko neturinčiai valstybė kaip Danija. Nebebus iš Lietuvos, nei dovanojimas. Nes tu Danija mano širdį sudaužė ir pasitikėjimą 3000 eurų. Ką aš turėjau gauti, aš gaudavau kiekvieną mėnesį 128 eurus. Šį, aiškiai, pirmadienis stresas, visi mane engė su savo lošimo automatais. Iki šiandien aš žiūriu, mano pašalpa nepravesta, juokėsi Danija. Tai dar 3 dienos pravest. Bet tu etiškai, morališkai Danija esi žlugusi. Tu skaudinai tą, kuris tau davė karmėlicą aukso, o daugiau nebus. Mano